So congratulations with the win, and what would be your general comment about the whole game? Thank you. I think we were a bit tired from the Continental Cup that we were just playing, but we finished strong and managed to win the game. So. And talking about the Continental Cup in Serbia, what are the highlights from there, and what are your thoughts about that tournament in general? Well, it was a good trip to make with the team. We played some pretty good teams, and it was a great experience playing international games. And the next game you're going to have, it's going to be next Saturday against Zemgale, which is the winner of the last season. Do you have any insights about that game, and do you think you are capable in winning there? Yeah, I mean, I think we can win if we keep playing strong defensively. Obviously, they are a great team too, but we'll do our best. Thank you. Thank you. Tai treneri, kaip galėtumėte apibendrinti šiandienos mačą? Tai Kaunas greita komanda, žinojomės, kur čia atvažiuojam. Nusiteikimas buvo tai kovai būtent su Kaunu, mes laiką ją turim, čia mūsų principinis varžovas. Nepavyko išpildyti pilnai mūsų gynybinių sumastymų. Kartais žaidėm labai gerai, kartais lūžom ir kai kuriuose vietose nepavyko išlaikyti tą braižą, kurį mes buvom suplanavę. Tai gynyboje kelios vaikiškos klaidos, kurios trečiam kėliny mus realiai nužudė, kur labai keista, dėl ko mes jas atlikom, bet jos taip gavosi, kažkur galbūt nuovargis, bet nors atrodo laikėm tos 4-5 laiką žaidime, norėjosi būti kiek įmanoma šviežesni ir bangomis tikrai žaidėm taip, kaip galim ir taip, kaip mokam ir tikrai kandžiam Kaunui ir žaisdami išvykoje po 2 kėlinių -1 įvartis nėra toks blogas rezultatas, manau, ir tai mes žinojom, norėjom išeiti 3 kėlinį stipriai ir pabandyti iškovoti pergalę. O ir antrajame ir trečiajame kėlinyje labai greitai praleidote įvarčius, ar tai manot kažkokia susikaupimo stoka ar tiesiog padarytos klaidos tai lėmė? Galbūt padarytos klaidos, sakykim, atrodo lyg apie tai kalbam ir visi kartu, davai turim visi turėti gerą pradžią kėlinių, bet greičiausiai tiesiog taip sutapo, kad tokios klaidos. Ir šeštadienį laukia išvyka į Rygą, ar užteks laiko pailsėti ir pasiruošti tinkamai toms rungtynėms? Užteks, turėsim 2 laisvas dienas, tai manau, kad turėtų užtekti. Aš nemanau, kad šiandien žaidėjai pervargo, nieko specialiai nežaidžiau, neperžinėjau daugiau, tai visi 4-5 tai žaidė. Manau, kad turėtų užtekti ir važiuosim gerinti savo žaidimą. Ačiū. Ačiū.